Kalbamės su ponu Petru Staikūnu Čikagoje rugsėjo 10 dieną 1979 metais. Ponas Staikūnai, šiandien norėsiu su jumis padaryti pokalbį apie tuos laikus, kai buvote savanoris metus prieš tai ir po to, ir visą tą Lietuvos atsikūrimo laikotarpį. Pirmiausia, norėčiau susipažinti su jūsų biografiniam žiniom. Kur gimėte ir kada? O jau senokai, gyveniau 1900 metus. Kažkada vasarą Anykščių valsčiuje, Žemaitkimo parapijoje, ūkininko šeimoje, kaip paprastai lietuviai dažniausiai ūkininkų vaikai būdavo. Ten augau. Ar dideliai šeimoje augote? Šeima buvo gan skaitlinga. Buvom 7 broliai, 5 broliai ir 2 seserys. Bet buvo ir vyrus, aš nežinau tik tai kiek. Ar jūsų tėvas vien tik ūkininkystę vertėsi, turėjo ir kitų amatų? Jis buvo ūkininkas esmėje, bet kai kada ir nuklysdavo ir į biznį. Ir tas jam duodama, žinoma, geresnį uždarbį, nes ūkis pelningas nebuvo. Taip, kad jeigu norėjo prasikurti, tai reikėjo ką nors ir biznio daryti. Pavyzdžiui, jis sumanė malkas vežti į Ukmergę pardavinėti. Nusipirko miško iš Kauno gubernatoriaus Veriofkino. Kirto mišką ir pristatė malkas. Ir padarė gerą biznį. Su tuo ir pažintis su gubernatoriumi užsivedė geresnė. Kas per žmogus buvo tas gubernatorius? Sakyčiau, kad labai palankus lietuviam. Sakyčiau, liberalinių pažiūrų, gan humaniškas ir mokėjęs sugyventi su vietiniais žmonėmis. Rusų valdžia jį jau įvertina tą ir perkelia į Vilnių generalgubernatorium, kur mano tėvui vėl teko su juo susitikti. Taip kad šiokį tokį ryšį turėjom su valdžia.